Zdarova pačanai. Nebūkit lohai ir paspauskit subscribe mygtuką. Ačiū labai. Bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kapuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reik keltis ir eiti. Jo, Miniuška, žiūrėk, reiškia, padarė pasalą. В общем, paskleidė per, reiškia, dilerius, kad turi labai didelę partiją kokso. Nu, ir ką, reiškia, susėdo visi, išjungė šviesas ir laukė. Laukė, reiškia, ir staiga po vidurnakčio apsireiškia. Reiškia, su visrakčiu atidaro duris, ateina du, reiškia, su kaukėm, nu, žinai, karantinas. Nu, karoči, su ginklais ir staiga, šviesa kaip cirke, opa, ir keturi su vamzdžiais, ir iš kojos, na, suka, kas siuntė, gulėt, padlos, gulėt, blin. Uch tu, Ferdinandas. Čia, darau. Kas laimi? Šramas? Tai ką? Turiu pirkėją. Opački, iš kur? Pats mane susirado. Patikimas? Kas toks? Negaliu sakyti. Ferdinandai, mes tau kas mes tau? Šramai. Čia. Pažadėjau, neklausinėk. Tiliu. Kaip Henriko pusė. Palauks. Paskui padidinsim apsukas, tada ir ten atseksim. Taip, Ferdinandikai, didint. Reiškia, vienas fabrikas, antras fabrikas, trečias fabrikas ir staiga pas mus jau savo politikai, pas mus mūsų kariuomenė ir mes korporacija. Dar nespėjau kamerų pastatyti. Nu tai va, Šramas su Larkinu ir pasaugos. Jo, aišku, mes nenorim veltui duonytę valgyti. Nu tai ką, tada dirbam. Kada pradedam? Tai skambink Larkinui. Kam? Larkinui. Jo. Nu. Taip. Okay. Aha. Ja, čia kas? Kurie Šramų? Vienspalviai. Алло, как делишки, посларишки? Давай, все, шок из сандаликус ir pas Beniuką į barą. Kaip taip kam, blin? Ferdinando įsakymas, читаю мать. Все, давай. Kam? Нифига себе. Это поклав. Daviliukas. Kilovos nesugebėjai nueiti? Ką aš ten veiksiu, kai tavęs nėra? Kaip pailsėjai? Gerai. Palauk. Sutvarkysiu. Ką dar gero nuveikiai? Pailsėjau, kaip ir tu. O dabar grįšiu prie darbo, kad turėtum smulkiom išlaidom. Gal jau užtenka? Ką siūlai?
Blaivininką nori iš manęs padaryti. Aš nesuprantu išvis Ispanijoje. Geriau kiek norėjau, nieko nesakei. O dabar viskas blogai. Tu įsikalk į galvą. Manęs neperauklėsi. Labas, Albertai. Labas. Kaip tu? Bloga. Didelė bloga. O kas? Žinai, atsibudau naktį. Ir jaut, kaip kažko trūks. Bet tep trūks, kad apsakyt negali. Atrodo, per posis sprogs. Atsikėlė vakštui po kumbarį, vakštui. Ir niekaip užmėgti neapgalėjau. Lik patrytė pravakštį, jau to vis belaukdamas. Vargšelis. Aš rimta, Laura. Ta vis nėr, emeiga nabir. Nu tai ką aš tau galiu padėti? Laura, babkas lapelį Tomona, nadžiuvinti. A susidėję čemodan. Dar ne. Ta važiuoju tave į mašiną spėti. Ko? Na, gal veizėt, kaip tu čia pieškom vakštuoji. Ne, palauk, tu ką čia rimtai? Tu nejuokauji? A dėl mašinos? Nu. Aš tokias dalykas nejaukauju, suprata? Taip, kad važiuoju, pamatysi, štai dar ne vien kart nustebėti. Mon plaisir. Nu ką, sveikinu su naujų etapų, paplojam. Rama į šagį, nerėk. Oi, beniucha, už tiek tau nerėkam. Čia man galėsim net kanapės auginti, niekas neužeis. Einam. Eikite. Och tu, Hernandikai. Nu, Larisolka, ką matai? Nieko. Молодец. Gal mašiną patrauk, kad nesimatytų. Och tu, молодец. O kokia čia vieta? Firma lauka. Mašina aikštelė. Žinok, ledenis mašinas. Su garantija. Ana. Nu, einam.
Ta šita. Į kainą neveizėk. Žinok, čia viskų internetu gal sutvarkyti. Ir dar pridorų privež. Nu, bet labai brangiai. Aš tau taip pasakysiu. Brongi panelė, brongi ir mašinelė. Palauk, man 6 jau. Kiek darys? Apie 20 kilų. O pinigais kiek? Apie pusę lemo. O kaip? Bet ir pirkėjas jau yra. O kaip? Gerai, kad Henriką turi. Oi, pričiom čia Henrikas. Risolkinai. Čia Ferdinandas surado pirkėją. O kaip? Kas toks? O, blė, malčiokas. Nesako. Ne, sako. Bet tipo, kad pacanai, nepykit, paslaptys. Nu ką, mes paslaptys tai paslaptys. Mes ir nepykstam teisingai. Nu, svarbiausia, kad pajutėjo. Tas tai jo. Nu. O! Nu, ramu? Ko tu net paukščiai neskrenda? Tai parūkysiu. Aha. Prisėsk. Ant kojų, vis ant kojų. Na. Ja. Nu kaip, padarėt zamėsą? Vienas konteineris pilnas. Aha. Be neramiai dirba, neskuba. Žinai, dar reikia schemą atkalt. Tai reikia. Vat, o mes su Larisolkinu saugom jūsų ramybę. Ja. O, Viniuška. Ką jūs? Sako, reikia grino oro pakaipuoti. Ja. Ir šviesa čia geresnė. Ta prasme, tugi jau darėjai. Čia visai kitas kiekis, reikia palaukti, kol nusistovės. O kur mašina? Ai, ten, už kampo pavariau. Karočiai, tai kiek? 20 bus? Ant 50 einam. Pacanai, nifiga, sau Larisolka, ant lemo einam, zažaviom, bratuhos. Nu. Čiuo? Iškart Kanarskiui nešim. Nesisklaidysim čia tokiom sumom. Šio, Brin, o taip tau, reiškia Maibachai, reiškia obligacijos, deimantai, kailiniai, viskas po pusę metų, blin. O taip. Ne, aišku, gal ir gerai, bet, Ferdinandikai, gal man galima grinais? Supratau. Miniuka jau nusistovėjo? Supratau. Kažkas blogai. Viskas gerai, nusiramink. Galvoju, kad blogai. Imk. Mašin tau. Oho, čia taip greitai? Kamuoki netrunki. Ačiū. Bagažėlis dar neveizėjau. O kam? Nu taip, įduomė. Ano, paveizėsi. Oi, Laurelė. Čia vis tavo čemodanas sutelpas. Nu, kur tu? Kur? Aha, matau. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Tai čia ta? Taip. Nu ką tu klausyk. Nu, faina, ne? Faina. Tai, bet Albertui parašei? Ar visą laiką su to, ar prasitampiai kaimiečiai? Aš, žinok, tu sakai, ką nori, bet jisai toks nuoširdus, aš nuoširdesnio ir geresnio žmogaus aš gyvenime nesusitikus. Ir žinai, ir man atrodo, kad jisai, labai jau į mane žiūri ir man jisai labai patinka. Žinok, tu man irgi patinki. Kam tu tas kaimietis? Tu vadinki kaip nori.
Man jis patinka. Žiūrėk, aš tik norėjau pasakyti, kad aš pasitraukiu. Va, prašau. Laura, tu per žingsnį nuo sėkmės. Aš jau pasiekiau savo sėkmę. Aš važiuoju kraustytis pas Tomą. Viskas, man užtenka. Pakalbam. Gimtadienis? Ne, vakalėlį. Pirms rimts pasimatyms po 20 metų. Atnešė. Į voką įdėję. Kap kyšį daktarų neždams. 20, kaip ir prašei. Dėkau tau. Žinau, išsileidau biškį. Panelę mašiną pirkau. Barakudą įsitaisai. Pats to barakuda. Va tokį panelį. Žinok, žiauriai patinka. Alos gersi? Davai. Kuomet to negėrė. Rūt, tavo Tomas palygint su Albertu. Ubagas. Man neįdomu. Tu žinai, kiek Albertas pinigų turi? Ką? Neįdomu. 20 milijonų. Kiek? Įdomiau? Nu, vis tiek, klausyk. Aš noriu likti su Tomu ir viskas. Jis man patinka ir aš su juo ir noriu būti. Tai viskas gerai. Tik tai aš tau dvigubinu sumą, kaip mes tarėmės. Ir dar nupirksiu būtą, kur noriu. Tu viską čia prižadėsi dabar, kaip nes tau reikia, o paskui nieko neištesėsi, aš žinau, čia kaip būna. Laura, mes šnekam apie antivėžinius maisto papildus. Tu supranti, bent įsivaizduoji, apie kokius čia pinigus kalba eina. Kas man tas tavo būtas palygint? Klausyk, mums su Tomu gerai sekasi, aš noriu su juo ir būti. Tai aišku, tai tikrai ir būkite, jeigu tokie gražūs santykiai užsimesgi. Tiesiog, susidraugauji biškį su Albertu, pasakai, kad neturi kur gyventi, jis tave pasikviečia pas save, ryte išeina į darbą, tu čirkšti kompiuterį raktą, informacija per 5 minutės nuskaityta, viskas. Nu, nežinau aš. Aš žinau. Albertas užkips, o tada grįžti pas Tomą. Su butu, su pinigais. Tu žinai, kokios būtų kainos dabar. Eik, tu saugiai galėsi išnuomoti, gyventi iš to buto galėsi. Gerai, tas būtas kur? Kur nori? Tipo ir senamiestyje. Tai iš kur sena? Nu gerai, palauk. Nu gerai, ir senamiestį, bet nedaugiau 2 kambarių. Nu ir ne už milijoną. Ne, tai aišku. Na, gerai, aš pagalvosiu. Gerai, aišku pagalvosiu. Jo, ačiū. Nu, o ko Alberts badar? Vis tau savo feną tratin? Nu, dabar tarėsi ten su kažkuo. Darys naują partiją, bet mums detalių nepasakoja. Mane reik tur parėti per tejėkį. Na, didelė, iki 1,5 kilo. Tu mat ir atsirakausia. Neskubu. O Albertsku? Nesusirali kokias bobelis? Kodėl klausė? Tep savo. On snieku metvens ilgą nebūn. Nu, ne. Ten viena akį pamerkė, bet Kraftas numerio neišsisaugojo. Nesiseka nam su tom bobom. Tina on tačiu pleka basą su tom mentu nepalek. Nu, bet dabar gerai stovi. Nauji projektai gamyklai. Giriasi, kad visus nupūs. Kunds gal nupūst, šudvabals. On tik pūstais gal, egertais. Ves gyvenim vakštai užreiti savo kumpą nuosi. Klausyk. O kodėl jūs taip nesutarėt? Kame šaknis? Kam su mažu dainamonis nakenti, kaip šoniais. Tuomėl tik nalinski kriminalai kalėjimą atsisijęs. O pats į kalėjim sėdėjai, į tam kriminal lygausų. Vag. Nevagė. Varkės daro. O ko aš darau?
kiaušius dedu. Nu mažų dainų vagis buvau. Jau mokykloje žmonės kapeiks vogdavo. Dviratį buvau nusėdėjau. Įsivaizduoju. Ding dviratis. Sakau, Albertas, nematė, kur man dviratis? Ne, nematėjau, kur aš jau matysiu. O tada ein vaizdu, man kabėtis, su mano dviratis. Sakau, Albertai, mano dviratis. Ne tavo, už mokyklos radau. Suka. Arba per kalėdas palikdavau saldainių ant stalo per naktį. Galvo gird kažkas krepšti. Ant vezit, sakau, gal pelis. Saldainių nabėjo. A ten prie Albert lovas, o tas goldapel atmetis, atseit meikti, o sniaukis sveisus šokoladą iš maliavots. Ir Sakytų, brolis, sėdama būt, saldainių paėsiau. Ne, atskira vislai. Ir tu negalėt leisti tokių šūdų? Aišku, šūda. Aš tik taip savo papasakojau. Bet viens dalyks. Buvo toks dalyks, kad tuo niekuomet neatleisiu. Ką padarė?